Sveiki, šiandien antroji pamoka iš 4. Priminsiu, kad pirmoje pamokoje apžvelgėme autopiltuvėlių struktūrą. Tačiau, kaip suprantu, tikriausiai jums kol kas dar ne viskas aišku ir suprantam. Todėl mes judame toliau. Pakalbėsime šiandien apie jūsų įvaizdį, apie profilio super įpakavimą, nes šis elementas labai svarbus žiūrint į visą sistemą. Sutikite, jeigu mes pasakojame apie verslą ir kokie mes sėkmingi, o kaip pavyzdys fone kabo koks nors senas kilimas arba matosi netvarka kambaryje, tai tikriausiai nelabai mūsų kas norės klausyti ar net tikėti. Taigi, kaip sukurti tvirtą pagrindą mūsų darbui? Kas svarbu tolimesniam darbui? Pirmiausia, tai labai svarbu mūsų išvaizda ir savipozicionavimas. Jeigu dirbame socialiniuose tinkluose, tai mūsų išvaizda ir savęs pateikimas turi būti įtikinamas, kaip žmonės ieško lyderio. Ateina ieškodami ne svarbiausia jiems kompanija arba marketingas, bet žmonės ieško žmogaus ir ateina stebėdami jūs kaip lyderį. Taigi, pagalvokite. Ką jūs galite duoti, kokius metodus turite ir aplamai, kiek esate pozityvus ir pasitikintis savimi. Jeigu žmogus nori dirbti iš namų, jis ieško lyderio. Toliau rekomenduoju išanalizuoti konkurentų puslapius ir pasistengti išsiskirti iš kitų. Taigi, galima ir savo kompanijos arba kitų lyderių tiesiog pasižiūrėti, kaip jie veda savo puslapius, ką jie deda, kaip jie save pozicionuoja, pristato ir kažką panašaus pasiimti savo. Nekopijuokite, bet tiesiog atraskite, kuo galite išsiskirti iš jų. Ir tą darykite. Dar siūlau padaryti savo puslapio auditą. Na, ką tai reiškia? Tai reiškia, pažvelkite į savo puslapį lankytojo akimis, kad suprastumėte, kiek jūsų įvaizdis yra įdomus. Taigi, jeigu pažvelgsite iš šalies, atrasite, ar norėtumėte registruotis pas tokį žmogų ir būti komandoje, ar norėtumėte, kad toks žmogus būtų jūsų lyderis. Taigi, atidžiai peržiūrėkite savo puslapį, galbūt kažką norėsite išimti arba yra tiesiog funkcija archyvuoti ir palikite tik tai pozityvius postus ir tokius, kurie atspindi jūsų darbą ir jūs kaip žmogų. Toliau patikrinkite, ar jūsų nuotraukos ir video atitinka tai, ką jūs transliuojate. Ir jeigu neturite gražių kokybiškų nuotraukų, tai labai rekomenduoju pasidaryti fotosesiją. Dažnai matau, kad žmonės nurodo kompanijos pavadinimą savo profiliuose, pristato save kaip pavyzdžiui 3 vaikų mamą, žmoną, versle moterį ir netgi įdeda savo registracijos nuorodą prie savo komandos. Taigi galiu pasakyti, kad tai neveikia, nes žmonės tikrai neeis ir nepildys sausos registracijos jūsų nepažinodami. Pirmiausia, jie turi būti jūsų šiltais kontaktais. Taigi, užduosite klausimą, o kaip? Tada rašyti tą kepurę, profilio arba aprašymą. Jis susideda iš 3 dalykų – skausmas, sprendimas, veiksmas. Profilio aprašymas rašomas atsižvelgiant į savo tikslinės auditorijos skausmus ir norus. Kadangi jau turite tikslinę auditoriją, pasistengkite surasti jos skausmus ir apie tai rašome. Svarbu, nekviečiame į komandą ir nepaliekame registracijos nuorodos. Tai neveikia. Ir žmogui yra reikalingas ne produktas, o jo problemos sprendimas. Jeigu norime pritraukti į komandą verslo partnerių, tai autopiltuvėlis parengiama pagal tai. Jeigu orientuojamės į klientą, irgi parengėme, kad orientuota būtų į klientą. Tų tikslinių auditorijų mes nemaišome vienos su kita. Na pavyzdžiui, koks gali būti skausmas mūsų tikslinės auditorijos? Tai gali būti nėra žmonių į komandą, neateina žmonės dirbti ir taip toliau.
Na ir sprendimas. Tai autopiltuvėlio sistema gali atvesti žmones jums automatiškai į komandą. Ir veiksmas būtų spausk nuorodą ir ten būtų pateiktas failas PDF, kur yra informacija apie autopiltuvėlį. Mes dažnai kviesdami žmones į komandą pasakojame, kokios puikios tas verslas, kokia puiki kompanija, tačiau mes nesusimąstome, kad žmogus gali pagalvoti ir pagalvojo, o kam man visą to reikia. Mes turime parodyti, kokias jis būtent problemas išspręs, pavyzdžiui, pinigų trūkumas, kelioniai nori užsidirbti arba nori turėti daugiau laisvo laiko, planuoti savo laiką. Taigi nekviečiame į komandą, nepaliekam registracijos nuorodos, o postuose taip pat pasakojama, kokios problemos gali išspręsti tinklinis marketingas. Nurodome tiesioginius pardavimų, bet delikačiai parodome, ką žmogus gaus atėjęs į jūsų komandą. Na ir iš ko susideda įpakavimas. Taigi pirmiausia pasakojimai stories. Dedam 5-7 per dieną. Tai yra nuotraukos mūsų asmeninės ir grotažinės, dar kitaip vadinami hashtagais, didesniam auditorijos pasiekiamumui. Pasakodami apie save mums nereikia gėdytis savęs, kad ne taip atrodau, ne taip apie mane kažką pagalvos žmonės. Nesutikite, jūs kažkaip dagyvenote iki savo metų, bendravote su žmonėmis. Taigi esate socialus, turite daug minčių ir dar pasakysiu, kad žmonės visų pirma galvoja apie save, apie šeimą, apie savo problemas ir paskutiniai vietoje yra mintis apie jūs. Taigi, drąsiai kelkite postus, drąsiai kalbėkite ir darykite video. Asmeninės nuotraukos turi būti pateiktos tik tai jūsų asmeninės būtent. Dar kartą sakau, jeigu mes jų neturime gražių, galime pasidaryti fotosesiją, pasifotografuoti, pereikite profilį, patikrinkite, pažvelkite kritiškai ir ar žmonės norės ateiti į tokį profilį ir jame pasilikti. Ir ar žmonės ras kažką įdomaus jūsų profilyje ir norės pasilikti. Ir kai sutvarkysite viską, jums atrodys daug profesionalesnis puslapis. Antroji pamokėlė baigėsi, o sekantis video bus apie srautą ir turinį. Dėkoju, kad klausėte ir iki kito mokymo.